Šiandiena yra 2012 metų lapkričio 6 diena. Esu parko gatvės ties 17 numerio namo, bus vaikų darželis. Greta vaikų darželio aš čia gyvenu. Man kiekvieną dieną reikia arba į parduotuvę nueiti, arba nuvažiuoti į miestą. Ir čia vykdomi visi metai su virš statybos remonto darbai, vekdama kanalizacija Dabkiškio gyvenvietėje. Vykdo darbus iš Klaipėdos firma. Ne tik man, bet ir visiems kitiems Dabkiškio gyventojams piktina jų neorganizuotumas ir betvarkė atliekant darbus. Čia praklota kanalizacija, kur aš stoviu gegužės mėnesį šių metų. Po šiai dienai žemė neišlyginta, kalnai žemių lygia, kur vanduo nutekėjo, ir norinti parduotuvę eiti reikalingi guminiai batai. Vaikams eiti į mokyklą, į autobusą irgi negali švarus nueiti, reikalingi guminiai batai. Su mašina toliau pravažiuoti neįmanoma. Kalbėjau keletą kartų su darbų vykdytoju, jie sako, čia yra normalus pravažiavimas. Tai dabar prieikim arčiau prie parduotuvės ir pažiūrėkim, kas gaunasi. Čia statybininkų, kurie vykdo darbus, darbininkų vagonėlės ir patys statybininkai. Bet darbininkai nieko dėti, čia yra vadovai, kurie organizuoja tos darbus. Dėl tų žemių sustumtų kalno, kur vanduo pratekėjo, susidarė ežeras, per kurį praeiti be guminių batų neįmanoma. Toliau priekyje yra Porkaus Jono privati valda. Per tą valdą padarė statybininkai pravažiavimą, neturėdami jo sutikimo. Pieva išdirbta, kanalai padaryti. Dabar čia yra Porkaus parduotuvė. Žmonės atsivežti prekes negali normaliai. Arba anglis, arba malkas atsivežti negali. Šiukšlynė nevažiuoja čia. Sako, ant kelio išvežk 300 metrų šiukšlės. Atsiprašau. Čia buvo vidurvasarį maždaug iškasta baisiausia duobė kokių 6-8 metrų gylio, kad įdėti kažkokius įrenginius. Ir dabar, 90 laipsnių kampas, kad man išvažiuoti į miestą. Sako, yra normalus pravažiavimas. Užpylė smėlio truputį, o buvo didžiausias kalnas akmens kalvos, tai ją suvarė į duobę. Tai aš neįsivaizduoju, kur logika. Akmens skalda į duobę, o čia yra smėlis. Čia, kur yra vėžės, jau yra duobė kasta. Reiškia, lietui esant, jau čia gali prasmegti. Va, 14 valanda, darbininkai baigė darbus ir išvažiavo. Kiekvieną dieną traukia siurblių vandenį ir pila kitam gyventojai į pievą. Buvo normali pieva,
kurioje ganėsi gyvuliai ir pjaudavo šieną, tai dabar kraštas pievos uždėtas statybiniam konstrukcijom, o toliau, kaip siurbia vandenį, užpiltas vanduo ir smėlis. Tai jau iš pievos nieko neliko, bet tai yra privati nuosavybė. Atrodo, pas mus teisiniai valstybėje privati nuosavybė yra neliečiama. Bet čia niekas neklausia. Reikia, pompuoja, va, pievas nieko neliko. Dar kartą grįšim atgal. Va čia taip buvo pravažiavimas. Plati aikštė, prie parduotuvės privažiuodavo automobiliai ir taip toliau. Dabar, liūnas, nes 6-8 metrų buvo iškasta baisiausia duobė, dabar užpilta, tai aš nežinau, po kiek laiko pridengta smėliu, čia galima bus važiuoti.